Žinoma, kai ką galima paaiškinti suvokimu, kai skubi, atrodo tarsi visas pasaulis aplinkui sulėtėja, bet esama ir akivaizdžių požymių. Liftas arba mašina sugenda, autobusas vėluoja kelyje, susidaro kamštis, čia jau kažkoks piktavališkas objektyvumas. Galima pateikti dar ir kitų pavyzdžių, jeigu jūs dėl ko nors susirūpinę ir sunerime, žmonės aplink darys kaip tik tai, kas jūs erzina ir kaip tik dabar, kai jūs norite, kad jūs paliktų ramybėje. Vaikai ima galvomis eiti, nors prieš tai buvo visai ramus. Kažkas šalia pradeda čepsėti ir garsiai gurkščioti. Visokiausi tipai painiojasi po kojomis ir kimba su savo problemomis. Visur atsiranda kokių nors kliuvinių. Jeigu ko nors nekantriai lauki, tas ilgai neateina. Jeigu nieko nenori matyti, kas nors būtinai atsibastys ir taip toliau. Ir šis spaudimas iš išorės kaupiantis susierzinimui darosi vis intensyvesnis, kuo didesnė įtampa, tuo labiau aplinkiniai žmonės erzina. Bet štai kas įdomu, jie šitaip elgiasi visai netyčia, jiems net į galvą neateina, kad tai gali kam nors trukdyti. Kurgi tokio elgesio priežastis? Nesąmoningumo psichologijoje apskritai daug baltų dėmių. Nors labai keista, dažniausiai žmonės stumia nesuvokti motyvai, bet stebina netgi ne ši aplinkybė, o tai, kad varomoji jėga formuojanti nesąmoningus motyvus yra ne žmogaus psichikoje, o už jos ribų. Ši jėga yra nematomi, bet realūs energetiniai informaciniai dariniai, kuriuos sukuria gyvų būtybių minčių energija – švytuoklės. Apie švytuoklės jau daug buvo kalbama pirmojoje Transurfingo knygoje. Jos visada atsiranda ten, kur galima pasinaudoti konflikto energiją. Tik nereikia manyti, kad šie dariniai turi kokių nors kėslų ir gali įgyvendinti suvoktą ketinimą. Švytuoklės, kaip ir siurbėlės, jaučia polarizaciją, kaip energetinio lauko nevienodumą ir stengiasi prisisiurbti, bet ir tai dar ne tai baisu. Siaubingiausia tai, kad jos ne tik susiurbia konflikto energiją, bet ir kažkokiu būdu priverčia žmonės elgtis taip, kad šios energijos išsiskirtų dar daugiau. Jos daro viską, kad energija trykšte trykštų. Švytuoklės tampo žmonės už nematomų siūlų, o jie paklūsta lyg marionetės. Kaip konkrečiai švytuoklės veikia žmonių motyvacija, kol kas neaišku, bet jos tai daro labai efektyviai. Šviesi žmogaus sąmonė švytuoklėms neprieinama, bet joms šito ir nereikia, visiškai pakanka pasąmonės. Paprastai visi žmonės daugiau ar mažiau miega nemiegodami. Daugelį dalykų žmogus daro mechaniškai, atsipalaidavęs, negalėdamas savo pasakyti, šią akimirką aš nemiegu ir aiškiai suvokiu, ką kuriam tikslui ir kodėl kaip tik tai darau. Namie arba minioje esančio žmogaus sąmoningumo lygis ypač žemas. Namuose griežtos savikontrolės būtinybė nedidelė, todėl žmogus būna atsipalaidavęs ir beveik snaudžia. O kai bendraujama svetur, bet su nedaugeliu žmonių, sąmonė būna aktyviausia ir sutelkta savikontroliai. Dideliame būryje žmogaus veiksmai vėl darosi spontaniški ir yra labai priklausomi nuo bendrų visos masės polėkių. Švytuoklės veikimą iliustruokime paprasčiausių pavyzdžių. Įsivaizduokite praeivį, paskui kurį jūs einate ir kurį vėliau aplenkite. Kai tik jūs susiruošite pasukti į kairę, kad jį apeitumėte, jis spontaniškai žengia žingsnį ten pat. Tarytum pastodamas jums kelią. Jūs mėginate aplenkti jį iš dešinės ir jis nesąmoningai pasuka į tą pačią pusę. Kas verčia praeivį keisti kryptį, juk jis jūsų nemato, pagaliau jam nesvarbu, kad jūs norite jį aplenkti, galbūt jis kažkaip jaučia artėjimą nugarą ir intensyviai nenori praleisti varžovo į priekį. Tokia prielaida lyg ir peršasi, tačiau vis dėlto taip nėra. Gyvojoje gamtoje, jeigu kalbėsime apie instinktus, konkurencija visada pasireiškia, kai priešingos šalys stovi akis į akį. Švytuoklė štai kas verčia praeivį sukti, tai šen, tai ten. Žmogus eina negalvodamas apie tai, kaip turi žingsniuoti, kad judėtų visiškai tiesia linija. Šiuo požiūriu jis miega, todėl jo žingsnių linija kartkartėmis spontaniškai nukrypsta į vieną ar kitą pusę.
Motyvacija tai yra krypties pasirinkimas, glūdi pasąmonėje, kuri šią akimirką nekontroliuojama, taigi potencialiai yra atvira švytuokliai. Čia prieiname, jūs ir mėginate praeivį aplenkti. Iš esmės tai yra konfliktas, nors ir menkas. Konflikto energijai sustiprinti švytuoklė verčia praeivį nevalingai žengti žingsnį į šalį, kad jis pastotų kelią ir taip sukomplikuotų situaciją. Bet švytuoklė neveikia tyčia, kadangi neturi sąmoningo ketinimo. Taip pat nesąmoningai savo darbą atlieka ir pusiausvyros jėgos. Dar sykį pabrėžiu, čia kalbama apie tam tikrus procesus, kurių mechanizmas kol kas neaiškus, o ne apie protingą darinių elgesį. Mes tik konstatuojame kai kuriuos energetinio informacinio pasaulio prigimties pasireiškimus ir dėsningumus. Nėra prasmės samprotauti, kokia švytuoklė veikia šioje situacijoje, iš kur jie atsiranda, kaip jai tai pavyksta ir kas iš tikrųjų vyksta ten energetinėme lygmenyje. Mes vis tiek neįstengsime to išsamei išsiaiškinti. Reikšminga tik viena išvada. Jeigu pusiausvyros jėgos sukelia priešybių susidūrimą, tai švytuoklės daro viską, kad įkaitintų kilusio konflikto energiją. Toks švytuoklės dėsnis. Visi nesibaigiantys švytuoklių mūšiai, ar tai būtų šeimininiai kiviršai ar ginkluoti konfliktai, vyksta kaip tik pagal šį dėsnį. Jeigu kilo priešprieša, tolesni įvykiai klostysis konflikto aštrėjimo linkme, kad ir kas vyktų, įskaitant laikinas ir apsimestinės paliaubas. Ten, kur veikia švytuoklės dėsnis, sveikas protas neturi galios. Kaip tik todėl tiek pavienių asmenybių, tiek ištisų valstybių veiksmai labai dažnai peržengia sveiko proto ribas. Susiklošius konfliktinėms situacijoms žmogaus motyvai yra švytuoklės valdžioje. Tuomet ir patiriamas toks keistas efektas, kai savo ankstesnius veiksmus suvoki kai sapną. Ir kur buvo mano protas ir kodėl man šovė į galvą tai pasielgti? Ogi todėl, kad žmogus veikia nesąmoningai, tik vėliau, kai sąmoniai jau nebedaromas išorinis poveikis, visi įvykiai būna adekvačiai vertinami. Artimi žmonės riejasi ir išsiskiria, kadangi būna įsitikinę, jog nesutapo charakteriai, bet juk buvo laimės akimirkų, kai viskas puikiai klojosi, o čia žmogus nei iš šio, nei iš to pasikeičia ir ima elgtis priešiškai. Tai niekaip nesusieja su tuo, koks jis buvo anksčiau, dar visai neseniai. Jums tai pažįstama tiesa? Iš tikrųjų, čia svarbiausia ne tai, kad kažkuris tas ar kitas pasikeitė. Žmogus elgėsi visiškai nepriimtinai partnerio atžvilgiu, todėl kad šitaip veikti jį verčia švytuoklė. Švytuoklė valdo konfrontuojančių žmonių pasąmonės motyvacijas, siekdama didinti konflikto energiją. Žmogus nesuvokia, kas jį verčia konfrontuoti. Jis gali veikti visai nelogiškai ir neadekvačiai. Tai ypač akivaizdu nepaaiškinamai žiauriuose nusikaltimuose. Vėliau jau teisiamųjų suole nusikaltėlis stebėdamasis prisimena savo veiksmus, kažkodėl buvo aptemęs protas. Ir jis nemeluoja, taip iš tikrųjų ir buvo pačiam piktadariui, tai visiškai netikėtai suvokia nusikaltimą kaip baisų sapną. Miegas būna ypač kietas, jeigu dėmesys pakliūva į užgrobimo kilpą. Specifinėse bendrijose, pavyzdžiui, armijoje, grupuotėje ar sektoje sukuriama aplinka, kuriai būdingi tam tikri elgesio ir mąstymo stereotipai. Tai užmigdo ir pasąmonė visiškai atsiveria švytuoklės poveikiui, paverčiam žmogų zombiu ir tada vyksta dalykai, kurie iš šalies atrodo visiškai nesuvokiami. Kodėl žmonės taip inertingai žudo tokius pat, kaip jie dėl to, kad tie kiti garbina kitokius savo dievus? Kam tai trukdo? Žmonės kenčia nepriteklius karuose ir miršta dešimtimis, šimtais tūkstančių, milijonais. Kurgi savisaugos instinktas? Kova dėl turto ir teritorijos dar galima suprasti, bet kaip aiškinti mūšį dėl įsitikinimų? Taikos idėja visiems artima, bet karai nesiliauja. Bendro dievo idėja akivaizdi, gėrio, teisingumo, lygybės idėjos. Tęsti galima dar ilgai, viskas visiems suprantama, bet sveikas protas pasiduoda, o nugali blogis. Iš kurgi šis blogis atsiranda? Universalus blogio šaltinis yra švytuoklės. Tai reikia šiek tiek pasidomėti ir pasidarys visiškai aišku, kam, nors bet kada konfrontuojant su kažkuo,
Viskas krypsta konflikto energijos didinimo linkme. Jei kova ir prislopsta, tai tik neilgam, kad paskui dar smarkiau užvirtų. Žinoma, švytuoklių būna visokių ir jų destruktyvumas skiriasi. Daugelis švytuoklių visai nepavojingos. Pavyzdžiui, transurfingo švytuoklė reikalinga tam, kad kuo daugiau žmonių susimąstytų, kasgi iš tikrųjų vyksta. Nesiūlome visiškai atsikratyti visų švytuoklių, kažin ar tai įmanoma. Svarbiausia, nebūti marionete ir veikti sąmoningai, kad būtų galima panaudoti šias struktūras savo labui. Bet kaip išsivaduoti iš jų įtakos? Nubusti ir suvokti, kaip švytuoklė mėgina jumis manipuliuoti. Suprasti, kas vyksta, tai jau pusė darbo. Švytuoklės įtakos galia atvirkščiai proporcinga sąmoningumui. Ji valdo jūs tol, kol jūs miegate, nemiegodami. Pirmiausia, nedalyvaukite destruktyviuose švytuoklių mūšiuose, jeigu tai nėra reikalinga jums patiems. Kai esate minioje, reikia nulipti nuo vadinamo scenos į žiūrovų salę, apsidairyti ir nubusti. Kas čia veikiu, ką aš čia veikiu, ar aš suvokiu, kam man to reikia. Iš miego nemiegant reikia nubusti visiškai realiai. Kaip jau buvo minėta, šią akimirką aš nemiegu ir aiškiai suvokiu, ką darau, kuriam tikslui ir kodėl, kaip tik taip. Jeigu jūs tai suvokiate, viskas gerai. O jei ne, vadinasi, susidarius bet kuriai, netgi menkiausiai konfliktiniai situacijai, jūs marionetė. Padėtis keblesnė, kai jūs kažkas erzina. Tokiu atveju juokdarys šokinėja tol, kol tvyros nervinė įtampa. Paprastai tai reiškia, kad švytuoklė sučiupo jūsų dėmesį užgrobimo kilpą. Kad išsivaduotumėte nuo švytuoklės, turite tapti abejingi. Bet tai padaryti sunku. Pavyzdžiui, kaimynai nervina savo muziką, kuri jums siaubingai nepatinka. Jūsų uždavinys truks plyš atsikratyti švytuoklės, tačiau prisiversti nereaguoti beveik neįmanoma. Slopinti emocijas beprasmiška, užuot tai darius reikia sutelkti dėmesį į ką nors kitą. Pamėginkite klausyti savo muzikos, bet ne garsios, o tik užgožiančios kaimynus. Sugalvokite dar kokiu nors būdu, kaip atsiriboti nuo jų. Jeigu jums pavyks pradėti galvoti apie ką nors kitą, kaimynai pamažu nurims. Lygiai taip pat ir kitais atvejais. Jeigu juokdarys šokinėja, vadinasi, jūsų dėmesys pateko į kokias nors užgrobimo kilpą. Esate įtraukti į švytuoklės žaidimą, kurio tikslas didinti konflikto energiją. Norint išsilaisvinti iš užgrobimo kilpos, reikia nukreipti dėmesį kitur. Apskritai viskas netaip jau ir blogai. Nebus lyg tyčia, jeigu nemiegosite atmerktomis akimis. Nors galima pamanyti, jog visa, kas pasakyta, tiesiog kažkoks siaubingas kliedesys. Žinoma, nelengva apsiprasti su mintimi, kad kažkokie dariniai gali tave valdyti. Ar priimti šias žinias, ar ne, spręskite patys. Ir nereikia tikėti. Stebėkite ir patys darykite išvadas. Štai trumpas transurfingo koncepcijos turinys. Jei nagrinėjant principus jums kas nors bus nesuprantama, atsiverskite pirminį šaltinį knygą Realybės transurfingas, kurią sudaro 5 pakopos.